Na tai ką, sveiki visi, čia vėl Wicked Bunny ir šiandien sugalvojau pašnekėti apie tai, kas patinka visiems, kai lietuviams ir daugumai jaunesnėpo žaidėjams, tai Free XP. Tai pabandysiu aptarti, kaip jį galima gauti tikrai vertingus ir gerus būdus. Tai iš pradžių aptarsim, kokį expą galima gauti per dieną, paskui kartą į savaitę ir kartą į mėnesį. Tai pradžiai labai vertingas daiktas yra Jack of Trades, aura, kurią galima nusipirkti už loyalty points. Jinai aktyvuoja, gali naudotis kartą į 24 valandas ir gauti XP knygą, kuri pakankamai neblogai yra. Tai vat, kaip matot, jau surinkau 10 skillų. Čia movinam ir pašnekam su Juan. Ir štai duoda mums XP knygą. Ir vat gaunam neblogą XP. Kitas būdas, kurį tikrai siūlau daryti, tai yra daryti daily challenges. Tikrai visiems siūlau beveik visus daryti, išskyrus nedaryti jokių ceremonial sword, nes gausit neblogą minusą. Tai dėl to aš jų niekad nedarau. O dabar pereiktim prie minigeimų. Tai pirmas iš minigeimų tai būtų singles, kurias galima pradėti netoli Damonheimo, nusteleportinus su tuo ringu. Ir tą minigeimą gali žaisti 2 kartus per dieną, taip pat gauti neblogą dungeoningo XP, taip pat tokenų ir kažkokį outfit. Kitas minigeimas, kurį aš norėčiau pasiūlyti, yra Big Chompy, tai čia Hunterio minigeimas, kurį taip pat gali daryti 2 kartus per dieną ir gauti tikrai solidų gerą expą. Realiai per dieną aš dabar gaunu po apytiksliai 80k XP, tai jį tikrai nelabai sunku rasti, jis randasi Gnome Strongholde ir biški už Agility Training arenos. Ir jį taip pat galima daryti 2 kartus per dieną. O trečias minigeimas, kurį norėčiau pasiūlyti, būtų Fish Finger. Tai čia yra fishingo, kaip turbūt supratot, minigeimas. Jį gali daryti iš tiesų 2 kartus per dieną, bet yra galimybė daugiau, pakol turit daugiau tiketų, man atrodo. Vat, kadangi, kaip matot, aš turiu 15, tai aš galėčiau dabar laisvai 15 kartų, plius dar jeigu pašnekėčiau, aš dar, man atrodo, gaučiau dar 2. Tai ir šitą minigeimą galit padėti prie bet kokios labiau populiaresnės fishingo vietos. Ir taip pat mums reiktų nepamiršti warbands. Aišku, po nerfų yra šiek tiek sunkiau daryti, bet vis tiek expas yra išlikęs toks pat, bet tik tai, kad mes galime daryti kartą į 7 valandas. Tai biški apsunkina situaciją, bet vis tiek siūlau daryti bent kartą 2 per dieną, kiek maksimum tai galite išnaudoti. Ir taip pat maksimum, ką galite paduoti, yra 75 resursai, tai suteikia galimybę nusipirkti iš kitų, jeigu jau taip tingite patys kelti tas skillą. Tai pratęskime, dabar pradėsiu kalbėti apie tą XP, kurį galima gauti kartą į savaitę. Tai iš tiesų šitas būdas turėtų būti mažiau žinomas tiems, kas dar neturi popų arba player on post, tai yra pakalbėti su Megu. Ir su ja galima pakalbėti kartą į savaitę ir jinai atneša tokį treasure chest. Tai dažniausiai ten būna kažkiek GP. Ir matot lempą, tai boom, 15k Slayer XP. Ir tą galite daryti kartą į savaitę. Tai vat,
Dar taip pat vienas iš savaitinių kaip ir minigeimų, tai čia yra pingvinų medžioklė, tai vat jie išskirstė po visą pasaulį, o šiaip yra Frenchatas 60 valdę, kurį aš kunos numesiu iš šono. Tai tikrai yra irgi labai geras XP, kurį galima daryti tai savaitę, jie tiesiog paskui keičia savo buvimo vietą. Taip pat kitas toks kaip minigeimas, kurį galima daryti taip pat kartą į savaitę, tai čia yra Tears of Gothics. Jam reikia mini questo ir labai siūlyčiau turėti 80 craftingo. Man atrodo panašiai miningo, kad galėtumėt pasigaminti geresnį tą bowl, kad gautumėte 5 kartus daugiau XP. Tai tiesa, kad galėtumėt naudoti šitą minigeimą, turit į savaitę padaryti bent vieną questą arba užkelti bent 100k XP. Ir štai pagaliau prieėjome prie tų eventų, kuriuos galime daryti kartą per mėnesį, kad gautume labai gerą free XP. Tai vienas iš tokių yra Troll Invasion, kurį iškart galima daryti mėnesį prasidėjus. Tai yra ten muša trolius, ten perinat arba 7 arba 20 veivų ir gaunat XP knygą su apytikliai 70k XP. Na ir štai pats paskutinis mini eventas, kurį taip pat galima daryti kartą į mėnesį, tai yra God Statues. Ir jas galima statyti 4 vietose ir realiai gauti Construction XP prierio. Galima rinktis, tiesiog Constructionas yra visą laiką gaunamas ir galima rinktis prierio arba Slayer. Tai iš tiesų, kai pakalbat su šituo, galit pamatot pasirinkimą, kur yra Slayer XP ir Prayer XP ir nuo to laiko statot. Tai parodysiu 4 vietas. Tai pirmoji vieta būtų Burtrop, netoli Heroes Guildo, tai galit laisvai arba su Burtrop Glowstone nusigauti, arba su Taverį, ir kaip jums yra paprasčiau. Ta vieta būtų Lumbridge, tai galit arba su Lumbridge Glowstone, arba su Draenor Villager Glowstone, arba tiesiog galit teleportintis į Evolution Academy. Tai trečioji vieta būtų netoli Janilės, tai prie pat Lauthonų ir biškį pabėgus į pietus. Ir paskutinė vieta tai yra netoli Kanifis, tai Mauritanija, tai netoli galima nusiteleportinti po update su naujų Lowstone, kuris randas realiai visiškai prie pat, tai nereiks bėgt. Tai vat. O šiam kartui, man atrodo, bus tiek, tai vat, tikiuosi jums patiko, bent kažkiek pagelbėjau jums. Taip pat numesiu savo video, kur yra iš ten toks ale mažas gidas bus, tai vat. Tai jeigu patiko, tai užmeskit laiką, dar kažką pakomentuokit, jeigu patiko, ir iki.